Vilniaus krepšinio trečiojoje lygoje Lemon Gym taurėje susitiko Ridiko ir Gaugijos komandos, kurios kovėsi mažajame finale, kaunantis dėl bronzos medalių. Rungtynių išvakarėse skausmingai pralaimėjusios abidvi ekipos tikrai siekia čempionate ne šių pozicijų, tačiau kažkuriai iš jų čempionatas baigėsi 4. vietoje. Šį kartą tai buvo NK Gaugijos klubas, kuris pagirtinai kovojo 3 rungtynių kėlinius, po kurių vis dar rezultatas buvo minimali Ridiko persvara. Paskutinis ketvirtis pilnai priklausė Ridiko komandai, kuris spurtavo 17-9 ir iškovojo rungtynėse pergalę 68-59. Naudingiausiai rungtynių nugalėtojų gretose žaidė 14 taškų įmetęs Andrius Bėrontas. Po 10 taškų pridėjo Audrius Drabavičius, Paulius Kuzminskas bei Ignas Vaičys. Tuo tarpu pralaimėtojų gretose išsiskyrė be keitimo rungtyniavęs Aurimas Špiliauskas, įmetęs 22 taškus bei atkovojęs 10 kamuolių. Kasparo Kazlausko sąskaitoje 15 taškų. Po rungtynių pakalbinome abiejų komandų atstovus. Gerai, iš tikrųjų reikia labai pasidžiaugti 3. vieta. Mums tai gal ir pralaimėjimas iš tikrųjų, nes tikėjomės tikrai būti finale. Ir 3. nesužaidėm turbūt blogiausias varžybas savo sezone, bet taip nutinka, tai yra krepšinis, tai yra sportas. Iš tikrųjų, bent jau pusę komandos tikrai sunkiai miegojo tą naktį, kai kas net nemiegojo iš viso, tai padarė pertrauką, kažkiek nusiraminom, bet jiems šiandien su mintim, kad būtinai turim tą 3. vietą prisimti, bet nelikti be nieko. Daugai iš tikrųjų šaunuoliai tikėjomės kitos kovos, norėjom su jais tikti finale, bet dabar turim kitas 2 komandas finale. Tai kažkiek šitą pergalę suteikė gal tokio džiaugsmo, bet jis irgi yra santūrus, nes pirmadienį jau laukia labai svarbios rungtynės su Javu. Tai šiandien pasidžiaugsim, atšvęsim. Tikslus, aišku, neįvykdėm, nes be abejo buvo finalas. Bet turbūt tiek ir esam verti šiandien. Pusfinalis, loterija, vienos varžybos, dėl finalas loterija, dėl 3. vietos loterija. Kam pasiseka, tas laimi. Turėjom gerą sezoną. Iš tikrųjų, patekom 2. kartą iš eilės tarp 4 geriausių komandų. Gaila, kad dėl tam tikrų priežasčių nepavyko žaisti finale, o teko žaisti mažajame finale, tai tas pralaimėjimas šiek tiek įtakojo ir šiandienos nuotaikas, kas įtakojo šiandienos pralaimėjimą tikriausiai. Taip pat subirėjo keletas žaidėjų, gavo traumas pusfinalį, tai likom tokia sudėtingo kelikom, bandėm kovoti ir tiek. Sezonas dar nesibaigė, dar laukia mažiausiai 1 varžybos, tai žiūrim tą linkme, ruošiamės jom ir tiek. O paskui ateis vasarą, ilsėsim ir turbūt kitą sezoną vėl. Būsim nekenčiamiausia komanda, fanų nekenčiamiausia komanda, kas turbūt irgi nėra blogai. Vilniaus krepšinio 3. lygos Lemon Gym taurės didžiajame finale susitiko 2 netikėtumų autorės. Tai yra BC Alfos ir Jomanto Alkūnių komandos. Susitikimą kiek geriau pradėjo BC Alfa, kuri išsiveržė į priekį. Tačiau Jomanto Alkūnės, kaip ir pusfinalio dvikovoje, neilgai trukus jau patys persvėrė rezultatą savo naudai. Tiesa, po pirmojo kėlinio dar buvo rezultatas lygus 19-19. Antrajame ketvirtyje Jomanto Alkūnės spurtavo ir rungtynėms įpusėjus turėjo beveik 2-ženklę persvarą, kurią dar labiau padidino 3. ketvirtyje. Tačiau Alfa neketino pasiduoti ir kovojo iš visų jėgų. 4. kėlinyje jie spurtavo ir prisivijo iki vieno vienintelio taško. Deja, rungtynių laiko jau buvo pernelyg mažai, kad kažką pakeisti. Tad susitikimą 69-68 laimi ir Vilniaus krepšinio 3. lygos Lemon Gym taurę iškovoja Jomanto Alkūnių komanda. Nugalėtojų gretose sėkmingiausiai žaidė 15 taškų įmetęs Kipras Davidonis, kuriam taip pat atiteko ir naudingiausio didžiojo finalo žaidėjo titulas. 11 taškų pridėjo Lukas Virozerovas. Tuo tarpu pralaimėtojų gretose net 28 taškus įmetė Juozas Rimavičius. 13 pridėjo Simonas Krasauskas. Po šių rungtynių taip pat pakalbinome abiejų komandų atstovus. Iš tikrųjų, pradžioje tikrai nesitikėjome, kad tiek toli nueis.
Galvojame, tai būtų labai gerai, jeigu pareitume į kitą etapą ir po to galbūt atkrintamąsias, bet sezono eigoje pasiėmėme keletą žaidėjų, tobulėjome, komandinė dvasia sustiprėjo ir po truputį vis judėjome į priekį. Ir jautėsi, kad tikrai galėjome šiandien paimti tą finalą, kad galėjome paimti čempionatą. Iš tikrųjų, būtų buvęs pastičias sezonas, jeigu patį pirmą sezoną, nauja komanda, niekam nežinoma, tiesiog paimtų pirmą vietą. Beveik tai pavyko ir tikimės, kad kitais metais pavyks padaryti tai, kad pavyko padaryti šiais. Buvo fantastiškas sezonas mūsų komandai. Iš tikrųjų noriu visų pirma padėkoti visiems komandos nariam ir ypač noriu padėkoti ir šiandien negalėjusiam žaisti, tai Lukui Ušinskui, Lukui Žalkauskui ir Jurgiui Kargaudui, mūsų treneriai. Iš tikrųjų ir visą sezoną kovojom kaip komanda. Būdavo pralaimėjimų, skaudžių ir didelėm persvarom pralaimėjimų, tačiau mes ilgai duobėse neužsilikdavom, visad stengdavomės gerinti savo žaidimą ir džiaugiamės, kad būtent sezono pabaigoje buvo tas pakilimas, kuris lėmė mūsų pergalės.